Šiandien kartu leiskime į nepaprastą tikėjimo kelionę. Panagrinėsime, kaip 4 atrodytų skirtingos Biblijos ištraukas susijungia į vieną vientisą ir galingą pasakomą. Na ką, nerkime iškart į pačią esmę. Ši citata iš tiesų puikiai paruošia sceną visam mūsų pasakojimui. Pagrindinė mintis – tikėjimas – tai ne šiaip savo įsitikinimai, o kelionė. Kelionė į laisvę. Taigi mūsų kelionė prasideda. Ir persikelkime laiku atgal, labai toli atgal, beveik 4000 metų, į senovės Mesopotamiją. Būtent ten ir sutinkame mūsų istorijos herojų, vyrą vardu Abramas. Pabandykime įsivaizduoti situaciją. Abramui jau 75. Jis neturi vaikų. Atrodytų gyvenimas jau visiškai nusistovėjęs, ar ne? Bet būtent tada viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Prasideda kelionė į šiaurę į Haraną. Ir šis iš pirmo žvilgsnio paprastas sprendimas pakeis ne tik jo likimą, bet drąsiai galima sakyti ir visos žmonijos istorijos tėkmę. Ir štai, Harane nutinka kažkas absoliučiai neįtikėtino. Abramas išgirsta tiesioginį, labai asmenišką Dievo pašaukimą. Hebrajų kalba tai vos 2 žodžiai, bet jų galia milžiniška. Toli va, arba tu eik. Ir štai čia slypi visas grožis. Vėlesni komentatoriai, pavyzdžiui, rašęs, sako, kad šis paliepimas tai ne našta, anaitol. Tai kvietimas eik dėl savęs, dėl savo paties gėrio ir laimės. Tai laik pasakymas eik, kad atrastum save, kad taptum tuo, ko gali būti. Bet tai nebuvo tik sausas įsakymas eik. Kartu su juo atėjo ir tiesiog neįtikėtinas universalus pažadas. Pažiūrėkime. Padarysiu iš tavęs didelę tautą. 1. Aš tave laiminsiu. 2. Išaukštinsiu tavo vardą. 3. Ir galiausiai per tave bus palaimintos visos žemės giminės. Čia jau kalbama ne vien apie Abramą, tai pažadas skirtas visai žmonijai. Ir kaip Abramas reaguoja į šį kosminį pažadą? Jo atsakymas stulbinamai paprastas, jis tiesiog išėjo, kaip vieštas jam ir liepė. Jokių klausimų, jokių dvejonių. Būtent šis veiksmas, šis šuolis į visišką nežinią, paremtas vien pasitikėjimu, tampa pačiu tikėjimo pamato. Gerai, pereikime prie kito aspekto. Nes šis Abramo žingsnis iškelia vieną fundamentalų klausimą. Jis parodo, kad egzistuoja esminis pasirinkimas. Pasirinkimas, kaip apskritai mes, kaip žmonės, matome savo santykį su Dievu. Ir čia šaltinis mums pateikia 2, sakyčiau, žmonijos modelius. Vienoje pusėje turime Adomą. Jis simbolizuoja tą, kuris įtarė Dievo. Galvoja, kad Dievas kažkas slėpia, yra pavydus. O kitoje pusėje Abraomas. Visiška priešingybė. Jis pasitiki. Jis tiki geranoriškų planu, net kai viskas aplink atrodo absoliučiai neįtikėtina. Tai yra tas esminis pasirinkimas – įtarumas arba pasitikėjimas. Na ir tai mus natūraliai atveda prie klausimo apmąstymui, ypač gavinės kontekste. Kuriuo keliu einame? Adomo ar Abraomo? Įtarumo ar pasitikėjimo? Ir kai kalbame apie pasitikėjimą, Biblija mums pateikia nuostabų pavyzdį, kaip net žodis baimė gali įgauti visiškai kitą prasme. Pavyzdžiui, 32 psalmėje sakoma, tie, kurie jo bijo. Bet iš karto po to paaiškinama, ką tai reiškia, tie, kurie viliasi jo meilės. Matote, Dievo baimė čia nėra siaubas, tai pagarbus pasitikėjimas, viltis jo meilę. Gerai, iki šiol kalbėjome apie asmeninę kelionę, bet istorija ties tuo nesibaigia. Ši asmeninė Abramo kelionė išauga į kažką daug didesnio, į misiją skirtą visai bendruomeniai, išlaisvinimo misiją. Ir štai praeina šimtmečiai ir apaštolas Paulius, rašydamas savo laiškus, sugrįžta prie Abramo istorijos. Jis sako, kad Abramo pašaukimas yra pavyzdys to, ką jis vadina šventu pašaukimu. Ir šis pašaukimas jau skirtas nebe vienam ir išrinktajam, o absoliučiai visiems. O kokiagi ta misija? Skelbti Evangeliją. Šis žodis mums gerai žinomas, bet ar žinojote, kad jis pažodžiu reiškia geroji naujiena? Ir čia yra įdomus istorinis kontekstas. Antikos laikais šis žodis, Evangelija, buvo naudojamas pranešti apie imperatoriaus atvykimą. Tai reiškia, prasideda nauja era, nauja karalystė. Taigi, tai ne šiaip sau gera naujiena. Tai žinia, kuri keičia viską. Gerai, tai kokia ta didžioji, viską keičianti geroji naujiena? Atsakymas stulbinamai paprastas. Dievas mus išgelbėjo. Bet sustokime čia. Ką Biblijoje išvis reiškia žodis išgelbėti? Esmė ta, kad išgelbėti reiškia išlaisvinti. O išlaisvinti iš ko? Iš visų įmanomų vergovių.
Pagalvokime. Politinė vergovė, kaip Izraelio tautos vergovė Egipte. Socialinė vergovė, neteisybė, orumo panaikinimas. Netgi religinė vergovė, taisyklės, kurios neišlaisvina, o supančioja. Ir galiausiai pati didžiausia baimė ir vergovė – mirties vergovė. Ir čia prieiname prie pačios esmės, prie svarbiausio akcento. Šis išlaisvinimas tai nėra atlygis, kurį turime užsidirbti. Tai nėra premija už gerus darbus. Šventojame rašte tai pristatoma kaip gryna dovana. Malonė, kuri ateina ne dėl mūsų pastangų, o tiesiog iš Dievo iniciatyvos. Ir dabar visa ši tūkstantmečius besitęsianti kelionė, kuri prasidėjo nuo vieno žmogaus pašaukimo išeiti į nežinią, pasiekia savo kulminaciją, savo viršūnę ir, tiesioginė to žodžio prasme, ant aukšto kalno. Kalbu apie įvykį žinoma kaip atsimainimas. Scena tokia. Jėzus pasiema su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną, 3 artimiausius mokinius. Ir ten ant kalno jo akise jis pasikeičia, jo veidas pradeda spindėti kaip saulė. Bet tai dar ne viskas. Šalia jo atsiranda Mozė, įstatymo davėjas, ir Elijas, didžiausias iš pranašų. Įsivaizduokite, visas Senasis testamentas, įstatymas ir pranašai stovi šalia Jėzaus. Tai momentas, kai visa istorija susijungia į vieną tašką. Ir tada, pačiame šio reginio įkarštyje, jos apgaubė debesis ir iš šio pasigirsta balsas. Balsas, kuris viskam suteikia prasmę, kuris patvirtina visą šią kelionę. Ir jis pasako, šitas yra mano mylimasis sūnus, kurio aš gėriuosi, klausykite jo. Šis sakinys mums jis gali skambėti tiesiog gražiai. Bet pirmojo amžiaus žydui tai buvo tikra teologinė bomba. Viename sakinyje 3 užuominos į 3 skirtingas Senojo testamento pranašystės apie Mesiją. Mano sūnus – aliuzija į karalių, mano mylimasis – į kenčiantį tarną, o klausykite jo į pranašą panašų į Mozę. Visi 3 Mesijo paveikslai sujungti į vieną asmenį. Taigi, visa kelionė prasidėjusi nuo vieno žmogaus Abramo pasitikėjimo ir žingsnio į nežinią, dabar ant šio kalno atranda savo galutinį dieviškąją tikslą. Tas aklas pasitikėjimas, tas šuolis į tamsą, jis buvo ne veltui. Čia jis yra galutinai patvirtinamas. Ir štai ratas užsidaro. Nuo vieno žmogaus pašaukimo iki dieviškojo apsireiškimo. Šį tūkstantmečius skaičiuojanti istorija apie pasitikėjimą, išlaisvinimą ir galutinį tikslo atradimo, ji vis dar aktuali. Tad lieka klausimas, kokią žinią ši kelionė neša mums gyvenantiems šiandien.